tavo kasdieninį būseną sukur tavo realybę ir tavo dabartį. Ką tu dabar jautys? Ar tu jautys džiaugsmingas, ar tu jautys dėkingas, ar tu jauti meilę, ar tu jauti aistrą. Jeigu tu ten jauti, tu to nepritraukis. Ar tu jauti negatyvą, ar tu jauti pyktį, ar tu jauti gėdą, ar tu jauti nervus, ar tu jauti pavydą. Tu to dar ir daugiau pritrauksi. Užtenk 7 sekundžių pabūt būsenos specifinė vieno iš tų emocinių, kurių įvardinau jau būseną. Užtenk pabūt 7 sekundės, kad visą tą pamatytų, kad 7 sekundės tu buvo pikts. Sak, okei, supratau, dausiam dar daugiau tu to pačiu. Ir tu pritrauki tam tikras situacijas, kad susilygins su pykčiu. O dabar tu jautys dėkingas, tu įeini dėkingom gerai. Aš esu dėkingas, kad aš galiu būti laukinama, aš esu dėkingas, kad aš galiu filmuoti šitą video, aš esu dėkingas, kad žmonės toks ir gražus vaizdas. Ir aš galiu žiūrėti tiesiog sakydamas tam, kad aš dabar sakau. Aš jau pabuvau daugiau negu 7 sekundės. Ir jau automatiškai, ko aš gavau, yra gera jausmą, pozityvą, tą emociją. Aš jau pritraukiau tą. Visą tą pamatė, tas šitas jautas, tepa, nudausiam dar daugiau, ką pasijausti, pat viskas gaunas tepa. Tu dabar, jeigu įeini ton aukštą būseną, tu eis per savo gyvenimą, eis kur nors ir tu pritrauksi sinchronizaciją, tu pritrauksi žmonės, tu pritrauksi galimybės, tu pritrauksi absoliučiai visko į savo gyvenimą, kas susilygina ir atspindi būtent ton dažnį vibracinį, katron tu įėję, ton emocinį. Nes emocijas negali, mintis negali būti vakuumi. Viskas prasideda nuo tavęs, kaip tu sukuri daudį, kažkokį ketinimą, aš dabar būsiu dėkingas. Įeini dėkingumą, pradedi jaustis dėkingas, sukuria emociją, ta emocija vibron, dažnai specifinį, katras susilygint su daug dalykų, dėl ko tu gali būti dėkingas. Ir viskas ateis pas tave gyvenim, dėl ko tu dar galiu ir dar daugiau būsi dėkingas arba dėkinga. Tau dabartinį būseną sukur tavo realybę. Trečia, visats taisyklė, kon tu daudi, tu ton atgauni.